Žaidimai labai paprasti šitie yra. Yra trys spalvos: geltona, žalia, raudona. Raudona yra sustot vietoj, žalia yra apsikabinti artimiausią žmogų, o geltona yra atsisėsti ant žemės. Vaikščiosim dabar erdvėj šitoj ir aš sakysiu tas spalvas ir jūs turėsit padaryti tai, ką aš jums sakau. Žiūrint pagal tai, kaip žmonės reaguoja, kaip jie juda, ar jie girdi ar negirdi, galima pridėti įvairiausių aktorinių užduočių. Tai gali būti labai karštas smėlis arba labai slidu. Vienas tai yra iš visos judam. 2 yra truputėlį greičiau, 3 dar greičiau, 4 dar greičiau, 5 dar greičiau. Tai va, dabar prašom vaikštom, va šitoj erdvėj maišomės ir tiesiog pabandymui geltona. Geltona. Vaikštom. Žalia. Grupuojamės į poras teisingai. Geltona. Vaikštom. Žalia. Žalia. Dabar geltonoj spalvoj. Žalia. Geltonoj žalioj. Vaikštom. Geltona. Vaikštom. Geltona. Vaikštom. Geltona. Vaikštom. Žalia. Ir dabar mes pažiūrėsim, kiek mes esam pastabūs gyvenime. Neatsimerkime. Kelnės, suknelė, džinsai. Kelnės ir megztinis. Čia po kairę pusę. Turbūt neatspėjau. Labai elegantiškai, su juodu kostiumu. Man atrodo, kad laraištis raudonas. Batai irgi kaip dera prie kostiumo. Marškiniai balti. Puikiai. Ačiū. Tai yra paprastas tekstas, kurį reikia perskaityti įvairiausiais būdais. Va, Egidijau, prisipažinkit meilėje šituo tekstu. 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionatai vyksta ne tik Lietuvoje. Klaus, turėsiu atsakyti. Informacijos kažkokios ateikti. Visiškas nesusipratimas. Turėsiu atsakyti, informacijos kažkokios suteikti. Apie krepšinio ambasadoriaus darbą Vilniaus oro uostas. Kartą panėręs, reiškia, ir pamatęs, koks grožis panėrus yra tame pasaulyje, kuris paprastai nematomas plika akimi, tai noriu visų to dalykų, visų to grožiu pasidalinti. Mūsų tikslas jubiliejinio sezono metu kiekvieną mėnesį vis turėti tą tokią staigmeną žiūrovui, atverti teatro užkulisius, kad pats žmogus, reiškia, viską atrastų per save, per procesą. Tiek aktorinės paslaptis per procesą skleistų, tiek rekvizito, butaforijos gamyba, dekoracijų, rūbų. Visur, reiškia, jis ne tik klauso, bet jis aktyviai dalyvaudamas suvokia tarsi iš vidaus. Sujungiame debutantus, kurie neria į teatrą iš studijų į teatrą. Pristatom visus šiemet baigiančius aktorinės studijas, tiek bakalauro, tiek magistro, nesvarbu kokioje Lietuvos aukštojoje mokykloje ar kolegijoje. Tai bus savotiškas irgi toks susibūrimas ir pabendravimas tarpusavy jų, o tuo pačiu, reiškia, atskleidžiam ir teatro užkulisius, tai va toks sintezė. Dvi pagrindinės yra festivalio programos dalis. Tai dirbtuvės kūrybinės, kurias sudaro aktorių studija, dekoratyvinio cecho kūrybinės dirbtuvės, butaforijos dirbtuvės, kostiumų ir grimo dirbtuvės. Tai, ką mes pamatom scenoje, tai yra didžiulio užkulisinio darbo ir ilgo kūrybinio proceso rezultatas. Tai yra tik aisbergo viršūnėlė, kurią mes paprastai matom spektakliuose. Dar viena svarbi detalė, ko savotiškai Jurga nežino, atidarymo dieną, festivalio atidarymo dieną, turėtumėm pasirašyti sutartį bendradarbiavimo su savivaldybė. Tai dvi pagrindinės programos dalis tai yra dirbtuvės, kūrybinės dirbtuvės, ir antra dalis tai yra baigiamųjų kursų spektakliai. Kas gimsta Lietuvoje naujo? Kas bus ta meno
meno raiška, tie tribūnai savotiški jų kartoje. Linksmoji programos dalis vyks hip-hopo koncertas. Tai suvažiuoja į jį vieni įdomiausių šios srities kūrėjų. Tiek šokėjai, tiek kompozitoriai, tiek atlikėjai. Bus ir vokalinės perkusijos arba kitaip beatboxo, bus ir literatūrinės improvizacijos, ir freestylas, ir visoms dirbtuvėms vadovaus mūsų cechų, barų profesionalai. Bandymas, reiškia, kad patys kūryboje dalyvaudami jauni žmonės, reiškia, atranda teatrą, tai mūsų noras perspektyvoje, jeigu tikrai planai išsipildytų kelių metų bėgyje, atsirastų muziejus, tai mes taip įsivaizduojame, kad atėjusios klasės, jos galėtų sukurti 10 minučių tarsi spektaklį patys. Ir dekoraciją, ir siužetą, ir rūbus, ir grimą. Ir patys suvaidina, patys surežisuoja. Ir netgi būtų galimybė jį filmuoti, reiškia, ir tada jie gauna, netgi išsineša savo kūrybos tokį vyną pirmąjį, reiškia.